pasirodžiusios informacijos arba vis belinančios informacijos apie skeletus, tai man šiek tiek primena jau ir Gintauto Palucko. Tai Gintauto Palucko dabar jau man ta istorija tampa nulinė palyginus prie nupirkto sklypo ir parduoto sklypo. Prezidentas labai gerai pasakė, kad kokią iš čia matote bėdą, jeigu žmogus nupirko pigiai ir žmogus pardavė brangiai, jeigu nesinaudojo valstybės resursais. Tai matyt, prezidentui kažkas nieks nepasakė, kad jis sklypą pirko iš valstybės ir sklypas yra per Jonavos savivaldybę ir per administracijos direktorių darytas. Tai vėlgi, ar prezidentas tiesiog nesusigaudo, kas čia vyksta, ar prezidentai nepasakoma, ar prezidentas vis dėlto galvoja, kad jis nuėjo į Jonavos turgelį pamatė skelbimą ant stulpo, nusiplėšė telefoną, pasiskambino, nupirko sklypą ir po jo pati gerai brangiai pardavė. Dabar, kai pradės po jo toliau naršytis, pažiūrėkit, ar prie to sklypo nebus atvesta infrastruktūra, ar nebus asfaltas, ar nebus vandentikis nuotekos tinklai nuvesti, ar nebus dar kažkas tai nuvesta. Ir kai jūs išaiškėsit, išlys kokie tai dalykai, tai patikėkit manim, čia to skandalo maža nepasirodys. Tada pradės aiškintis bendrasis planas. Ar bendrajam plane, kada tvirtino 2006 metais ar 2007 metais bendrąjį planą, kas ten buvo numatyta bendrajam plane. Ar ten buvo žalia zona, rekreacinė, komercinė, gyvenamoji ar kokio kitos paskirties. Tada pradės žiūrėti, kada tas bendras planas buvo keičiamas. Ar buvo keičiami toj teritorijai konkretus sprendiniai. Tada prasidės, kada sklypas buvo formuotas. Ir dasikapstys iki galo. Tada pradės kapstytis po Valiūnus, tada nusikapstys iki Mindaugo sesers, tada Mindaugo sesuo dirba Valiūno advokatų kontorai, tada pradės žiūrėti, kokias jinai bylas atstovavo, tada pradės kelti visus buhalterinius apmokėjimus dalykus. Tai čia bus ne pabaiga. Tada Jonavai pradės kelti sklypus, kur jie namus visi pasistatė yra. Tada čia bus ne pabaiga, tada Vilniaus rajone bus ištraukiamas sklypas. Tada žiūrėkime, kada koks Duchnevičius nebus rankų prikišęs tvirtinant kokį vieną kitą detalų planą. Šitą istoriją gali įsivystyti į tokią, sakyčiau, psichozę, kur Lietuvoje skaidrinam 3 ar skaidrinam 2 gali apimti. Ir čia bus vėlgi ne pabaiga. Tada pradės žiūrėti pajamas, tada pradės žiūrėti išlaidas, tada pradės žiūrėti, ką žmona dirba Kauno rajone savivaldybėje, tada žiūrėti, kokie jos yra sprendimai, nesprendimai, tada žiūrėti, kokie partijos nariai gavo plius ar negavo minus. Aš tai tą labai puikiai supratau. Socialdemokratai gyveno gerą gyvenimą, kol buvo kalama Nemuno aušra. Jiem vargti nereikėjo, nes, visos bėdos, visos negandos buvo suverčiamos ant Žemaitaičio. Dabar dėja jau taip nėra, nes net Virgis Sinkevičius jau užvažiavo stipriai ant Roberto Kauno, kad jis maždaug niekam tikęs ministras krašto apsaugos, kad jis nesugeba komunikuoti, kad jis nesugeba žodžių pasakyti, kad jis maždaug toks beviltiškas ministras tenais sėdintis. Tai aš manau, kad vardan Lietuva dabar suprato, kad labiausiai bus daužomi socialdemokratai ir jiems bus ideali galimybė visas vardan Lietuvos bėdas ir problemas suversti ant socialdemokratų. Lygiai be kita ko, aš manau, kad ir Aurelijus kažkokį kampą tą protingai panaudos, nes vis tiek puikiai supranta, kad socialdemokratų tokių jau kaip ir nebėra. Dabar tenais tapo socialdemokratai tokie, kažkas panašaus. Ir tą, manau, matys greitai žmonės. Reikia tiesiog paimti sulaukti. Netgi tas pats ministrų parinkimas, tai jau dabar jau lenda visokio pobūdžio informacija, kas sieja aplinkos apsaugos ministrė ir Mindaugą Sinkevičių. Tada kas sieja savivaldybių asociacija Žakaitinė ir kaip jisai buvo savivaldybių asociacijos vadovas. Kokie ten asmeniniai ryšiai ir kokias bendros komandiruotės juos sieja. Tai aš jau kiek dabar girdžiu tų istorijų pasakojimų. Tada išaiškės dar kokie kad meilės įvykiai, kokie nėra buvę. Tai čia aš manau, kad mes Lietuvoje galim turėti Salamundo tą serialą meksikietišką, kuris buvo Lietuvoje 92-93 metais ir kuris bus, be pabaigos. Aš kaip ir sakiau, bijau būti blogas pranašas, bet dar žiūrėkim, kad dar gruodžio mėnesį nereikės formuoti naujos vyriausybės ir tikrai Duchnevičius, kad netaptų premjeru. O skeletulys, čia tikra pradžia, čia yra labai akivaizdu, tai yra tik pradžia. Nebent aš galiu pasakyti, bus nupirkti visuomenės informavimo priemonių kanalai, bus nupirkti PR kompanijos, žiniasklaidos kompanijos, kaip pavyzdžiui, Lietuvos Europos pirmininkavimas, tarkim, viešieji pirkimai, laimė įmonė X, bus atsakinga už garsinimus, už išviešinimus, lankstinukų rengimą, laidų rengimą ir sakys, toji sumo yra 2 milijonai jums užtilėjimą, ir viskas, ir tos 2 milijonus pasidalina didieji rykliai ir viskas bus užčiaupta. Tai nebent šitas variantas, nes kitaip, tai prezidentui bus suduotas labai milžiniškas smūgis ir jo prestižui.